Artūras užėmė padėtį tarp tų, kurie protestuoja. Vis atstovėdavo prieki, visą gerklę šaukas skanduotis. Manęs neįveikiamas, tol slaptai į valdžiai įgryso. Su tokiais kaip įsterliotis veikia kaip įprastai. Padarė susirinkimą, užverė įslaptintą bylą. Trumpai tariant, byla trečių pasaulinių karų vadinos ir būtų pro mane praslydus. Tačiau jau daugiau nei 10 metų garsėjau nepriekaištinga reputacija, nes visad mėgau užbaigti viską iki galo. Todėl byla atsidūrė būtent ant mano stalo. Būtų viskas per daug paprastai, taip ir baigtųsi. Artūras pasirodo nedurnas, Artūras žinojo, kuo tokie bairiai kitiems užsibaigė. Susikrovė lagaminą ir dingo iš šalies staigiai. Naiviai tikėjusi pradingti taip, kad neliktų anei kvapo, bet vos išlipus iš lėktuvo, bam, gavo smūgį į kaktą, akise aptemo ir viskas, ką jis pamatė, tai lūpos tariančius labanakt. Padėjom, Artūrai, keliame. Artūrai, čia nieko visiškai asmeniško, tiesiog gavau užsakymą tave pašalinti. Ir koksgi kvailas tu, ar tau niekas niekada nesakė, kad valdžia nesismulkina su tais, kurie gatvėse augia. Artūras sugalvojo šauktis pagalbos ir vos tik pravėrė burną, pasipylė kraujas. Ak taip atleisku šitą, čia tik standartai, nupjau liežuvį, tiesiog nemėgstu, kai auka šaukia. Dabar Artūras norėjo virsti herojum, lygiai tokiu pat, kokį matė filmuose Stalonės. Tačiau ablomas jį pagavo šičia, jam dar nespėjus pagalvot, kad pralaimės plaštakę, perskrodė gerklį, jis mirė.